sakyt. Taip, tiesiog galite paskambinti mum numeriu, kuris bus parodytas filmo apačioje. Pavyzdžiui, paspauskite subscribe viršui like. Toliau. Ir norėtumėm parduoti jum koalą. Aha. Ta prasme, gyvūnas, kuris panašus į žmogų, bet nesupras, ar ten žmogus ar gyvūnas. Aha. Mėlyni bučiukai. O iš čia prie kojinių? Taip, prie bambuko kojinių, taip. Ai, perki kojinių porą ir gauni pandą. Neperki Oi, koalą, poros. oi, Iš vienos poros gauni tik vieną kojinę. Mes daug neturim. Bet jūsų verslas vis klesti. Taip, mes stengiamės populiarinti. Dabar mūsų pagrindinis tikslas yra išpopuliarinti visą Vilnių, kad Vilnius vadintus bambukinai. O ar pats jomis naudoji? Taip, aš dabar esu prisipirkęs bambuko kojinių ir jas panaudosiu per kalėdas ant radiatorių. Ai, sušildo radiatorių. Atskleistų gerą kvapą. Taip. Nereik malkų, nereik pečiaus kur. Bambuko kojinės dega labai ilgą laiką. Ką tu kučiuką A bandai? Taip. Молодец. Blia. Pareklamuokit savo bambukų koinės Davai, Svatus, kučiukai įsivalingi. žmonėm. Ai, gerai, tik nesta. O ponas mano mielas klientė Marciškau, Nu, kaip jis vertina traktoriaus darbą? žinau, jeigu su bambukinėm kojinėm, tai gerai. Ai, traktorius, tai ten vapšiai, karočią ten baisų, karočią aš jau geriau su dviračiu minčiau, negu iš šio traktorių pirkčiau. Nu taip bus. Iš traktoriaus traktorių nupirktumėt. Bet tai tu man siūlai dabar traktorių pirkto, tai žiūrėk, o bambukinių kojinių gal antrą kojinę gaučiau, jeigu traktorių dar nusipirkčiau. Nu bet čia reiktų labai gerai pagalvoti, ar jums tai būtų naudinga išties. Nu, pavyzdžiui, kam tu siūlai man tą traktorių, va? Ką aš gaunu nusipirkdamas traktorių, va? Bambuko kojinės dovanų. Karočią, pirkdamas traktorių, tu gauni traktorių. Bambuko kojinių. Nu, bet va, pavyzdžiui, traktorius, nu, dabar tu man paaiškink, kuo jis geresnis už mašiną, nu, dabar tu man paaiškink. 2,5 cilindrai, aplink traktoriaus, įsivaizduokit mašinos vairo padėtį ir traktoriaus vairo padėtį. Nu, matau, Kadangi tikrai jūsų tėvai vairuoja, ar taip? Taip. Taip, ir jūsų tėvai turi ant vairo tokį uždėtą tokią apvalų, kad pastorintų vairą sukibimą. Ką tu čia šnekina? Neturi, bet ta prasme, žinot, kas tas yra? Ar draugai naudoja, tai jūs įsivaizduokit vairą apkabintą bambuko kojinėm, kuris neslysta, sugeria prakaitą ir vairą. Ir skleidžia gerą kvapą. Ir skleidžia gerą kvapą, taip mašinai. Tu primeti Jūs galite rūkyti mašinai, kurva, jūs neužuosit nacho tą kvapą cigaretės. Nes grinai bambuko kojinių kvaps jums bus pasaka. Skleidžia gerą pamatą. O žiūrėk, aš galiu paklausti, iš kur jūsų firma traukia medžiagas šitom kojinėm gaminti? www.lmg.lt Va, kaip tik matote ant mano profilio ir bambuko koinės iš jūsų gamybos. Taip, jūs buvot mūsų klientas? Ar palikot mums atsiliepimą? Tai žinoma. Kokie jūsų atsiliepimai, Magnau, Sadalų? Mūsų atsiliepimai visada buvo teigiami, nei vienas žmogus dar nebuvo nusivylęs mūsų. Pats Andriucha buvo nusivylęs savo koinę, kai Mes sugrįžo. stengiamės pardavinėti pačias geriausias prekes, mes net šunis aprūpinam bambuko koinėm. Čia, blėt, jūs bambuko paltą pasiūlė. Mūsų dizaineriai yra patys geriausi. Užrėk. Kartą radai tokį šunį. Užrėk, o iki kelių tos bambukų kojinės ar iki kur? Iki papų. Priklauso kaip pasidarai, kaip užsitempi. O kaip žinia, jos labai tampras. Nes pavyzdžiui, taip jos labai tampras, nes pavyzdžiui mano mama dabar vaikšto ir užsitembus net iki kaklo. Su golfu? Ne, be golfo. Tik tai bambuko kojinės. O kas buvo tas iniciatorius tos firmos? Va blemba, taip va, atėjo į galvą, va
padarom bambuko koinės, va kuris čia buvo? Bambukų koinų verslą. Bambukinas? Aha. Nu, bet va, Šitas banginis Kam? kad jis vienišas. bet va kam jūs teikėt žmonėm, va, koinės, va? Mes tengiamės suteikti pačią didžiausią rinką Lietuvoje, todėl dabar susikoncentravom ties Vilnium, nes Vilniui, kaip žinoma, gyvena daug Lenkų, Lenkai mėgsta bambuko koinės. Lenkam nepatinka Girdi? prakaitas. Baudėjo. Patiem O patinka geras žiūrėkit, kvapas. o jūs dar nesumąstyt kokių pėdų, timpų? Ne, mes dar tik tobuliname savo bambuko Tai tu koinės, pagalvok. taps elektroniniam. Pagalvok, kam reikia bambuko timpo, jeigu tos koinės kaip timpos. Jos sustampras Buddy joined yra. your channel. O pavyzdžiui, ir triūsų tada net nereikia, o bambukinių. Ne, aš sakau, bambuko koinės galima panaudoti visur, galime Jos net yra įnešti Ai, į jos tualetą. tokios kompaktiškos, suprantu, Buddy aš joined your visur. channel. Ei, Andriu, Universalios. Su Kai jomis visras. galite Buddy net rūrą. disconnected from your channel. Andriu, A, tai žiūrėk, šunims jau paltus bambukinis siūvoti, gal ir žmonėms pradėsit siūti. Žmonių paltai šiek tiek yra didesnė, mes neturim tiek bambukų, neišrenkam iš jūro, kad padarytų žmonių paltus. Iš jūro? Jūrų. Вот, мы вас нашли там про псов. O dabar žiūrėkit, o jūsų kontaktai kokie būtų, jūs turit kažkokią įsirengusią parduotuvę ir jūs gyvenat miške, kad greičiau bambukų gautumėt. Mes bambukus renkam iš ūdro. Papučiukas mane gaudo. Nežinau. Šiaip, jeigu norit mus rasti, tai galite rasti. Žinojai, kad bambukas greičiau auga negu tavo pimpaliukas. Ne, bet ta prasme, aš neku šitai, kad jūs mums pristatote savo tik tais prekių, o koks jūsų pats pavadinimas? Čia jau ne tau klausti. Tai jūs norite mus rasti internete? Hey, wake up. Nu, panašiai, nu. Tai mūsų internete tai galite rasti 3w.žalesisbambukas.lt. Nuveik saitą reikia sukurti. Būtent ten galite rasti mūsų kontaktinius duomenis, kaip telefono numerį, elektroninį paštą ir mūsų tinklapį yra viskas aprašyta, renginiai visokie, kontaktai, draugai, viskas. O bet tai žiūrėk, bet dabar kaina jūsų bambukinių koinų, nes aš jau žinau, kad jūs jau čia yra svarbiau už, nežinau, už ką, už telefoną, čia jau su jom viską galima daryti. Tai dabar jau jų kaina. Pusė bambuko koinės kainuoja 4 eurai. Tai pigiai. Tai tik pusė koinės. Nu tai poku, tai prisisiūni pusę kitų. Taip, galite maišyti, nes įskiepijus į koinę kitą koinę, išgaunamas visai kitas kvapas. O žiūrėkit, koksai spalvų margumynas. Kokią paletę naudojat? Nežinau, aš negaliu atskleisti šios informacijos. Pavyzdžiui, va šitoj nuotraukui žmogus pavartojęs bambuko koinių kvapo, tiesiog pažiūrėkit, atjaunėjo 50 metų atgal. Kokia šypsena. O kokie Kokie dantys? vešlus plaukai. Kokie dantys? Bet kokie vešlus plaukai. Nosis kaip gražiai atrodo. Taip. Buddy joined your channel. Jam bambukinės koinės. Bambukinės koinės. Vieną pučiuką ant kokios papo mamanis. Žiūrėk, bet čia papigautas bambukinės, net už 6 eurus gali nusipirkti. Taip, nes jis yra aukštos kokybės. O, Tu gal to pigiai ir pardavinėjai. bet tai pala. Taip. Tu čia jau būtum jau biški mane apgavę, sakau. Kodėl? Tu man sakei, kad pusė koinis 4 eurų, jis dabar Taip. sako, kad koinį galima už 6 eurus nusipirkti. Tai jūs pažiūrėkit, čia koinės, pažiūrėkit, viena koinė 6 eurai. Bet koinė vos apima tik tai koją, net pusė kojos neapima, o mano koinės apima net daugiau nei pusę kūno, iki pat kaklo. Galiu uždengti net ir kaktą, jeigu nenori, kad net pamatytų, pyzdant iš Lukoilo šokoladuką. O tu žiūri šmaikštus. O tu žiūri Bybį, gal nori pačiult man. Eik tikrai daryk. Nes apžiūrėsi mano bambuką koinę. Daryk. Jeigu esi Megamind, pridengia taip. Jei tamsus kambarys pridengia bambukinės koinės, tai jos nevertas bambuko vardo. O, primini man klausimą, žiūrėkit, o jūsų bambukinės koinės šviečia tamsoje? Ne, jos permatomai. O tavo puka galvas šviečia tamsoje? Taip.